Buvo 1920 metai. Lietuva ką tik buvo atgavusi nepriklausomybę, o Panevėžys buvo tylus provincijos miestelis, kuriame gyvenimas slinko lėtai, o žmonės vis dar prisiminė carinės Rusijos laikus. Tačiau šio miesto širdyje, Švento Petro ir Povilo bažnyčioje, vyko įvykiai, kurie paliks pėdsaką ne tik vietos gyventojų atmintyje, bet ir pačioje miesto istorijoje. Esu čia, kad papasakočiau jums tikrą istoriją, kuri buvo slepiama dešimtmečius. Ji prasideda 1920 rudens vakarą, kai bažnyčios sargas Antanas Petraitis pirmą kartą išgirdo tai, kas amžiams pakeitė jo gyvenimą. Antanas Petraitis 20 metų dirbo bažnyčios sargu. 58 metų našlys paskyrė savo gyvenimą Dievo namams. Ta vakarą, apie 10 valandą, jis baigė savo įprastas pareigas. Užgesino žvakes, patikrino duris, pasimeldė. Tačiau ruošdamasis išeiti per zakristiją, jis išgirdo garsą. Garsą iš apačios. Ne senų malkų griūtį ar pelių šnarėjimą. Tai buvo visai kas kita. Tai skambėjo kaip braškėjimas. Tyčinis, ritmiškas braškėjimas, sklindantis iš po bažnyčios grindų. Antanas sustingo. Garsas tęsėsi lygiai 37 sekundės. Jis suskaičiavo kiekvieną. Tada tyla. Jis įtikino save, kad tai niekis. Senos bažnyčios skleidžia garsus. Tačiau tą naktį, gulėdamas savo mažame bute už bažnyčios, jis negalėjo užmigti. Kiekvieną kartą užmerkęs akis, jis vėl išgirsdavo tą braškėjimą. Kitą vakarą Antanas bažnyčioje pasiliko ilgiau. Jis sėdėjo galinėme suole ir laukė. Lygiai 22 valandą 17 minučių viskas prasidėjo iš naujo. Šį kartą jis buvo tikras. Garsas sklido tiesiai iš po altoriaus. Tačiau dabar buvo kažkas kita. Tarp brašdėjimo garsų jis išgirdo kažką panašaus į šnabždesį. Silpnus, bet neabejotinai žmonių balsus, kalbančius jam nesuprantama kalba. Ne lietuvių, ne lenkų, ne rusų. Kažkas senesnio. Drebančiomis rankomis Antanas uždegė žvakę ir priėjo prie altoriaus. Marmurinės grindys po jo keliais buvo šaltos, kai jis prispaudė ausį prie žemės, šnabždesys akimirksniu nutilo, tarsi žinotų, kad jis klausosi. Trečią naktį Antanas jau buvo įsitikinęs, kad eina iš proto. Tačiau netikėtai vakaro maldai atvyko parapijos klebonas Kazys Rimkus. Senasis kunigas buvo žinomas dėl savo aštraus proto ir skeptiško būdo. Tėve, sušnibždėjo Antanas, ar girdi? Kunigas Rimkus klausėsi. Jo veidas išblyško. Jis girdėjo ne tik braškėjimą ir šnabždesį, bet ir naują garsą. Žemą dūzgimą, kuris regis vibravo per pačius bažnyčios akmenis. Mes leidžiamės ten žemyn, ramiu balsu pareiškė kunigas Rimkus. Į bažnyčios rūsį buvo patenkama siaurais akmeniniais laiptais už altoriaus. Tėvas Rimkus ir Antanas nusileido su aliejinėmis lempomis. Jų šešėliai groteskiškai šoko ant senovinių sienų. Rūsys buvo didesnis, nei abu vyrai įsivaizdavo. Akmeninės arkos tęsėsi į tamsą, o ore tvyrojo žemės ir kažko kito, kažko saldaus ir pūvančio kvapas. Jiems leidžiantis gilyn, jų lempos apšvietė sienose iškaltus simbolius. Ne krikščioniškus simbolius, o kažką daug senesnio. Spirales, susipynusius apskritimus ir figūras, kurios atrodė beveik kaip žmonės, bet neteisingos. Proporcijos buvo iškreiptos, galūnės per ilgos, veidai be akių. Tada Antanas suklupo. Jo lempa nukrito ir sudužo ant akmeninių grindų. Staiga atsiradusioje tamsoje jie aiškiai girdėjo dešimtis balsų, vieningai šnabždančių, vis garsėjančių, vis skubesnių.
Tėvas Rimkus sugriebė Antaną ir jie nubėgo laiptais aukštyn, nesustodami, kol nepasiekė pagrindinės bažnyčios. Už jų sekė šnabždesiai, aidintis iš gelmių, tarsi pasmerktųjų choras. Kunigas Rimkus susisiekė su vyskupu Mečislovu Reiniu iš Vilniaus, bet šis negalėjo prisiversti papasakoti, ką patyrė. Vietoj to, jis paprašė leidimo atlikti bažnyčios rūsio konstrukcinį patikrinimą. Vyskupas atsiuntė kunigą Juozą Matulionį, išsilavinusį kunigą, studijavusį Romoje ir garsėjusį racionaliu požiūriu į nepaaiškintus reiškinius. Jis atvyko su 2 seminaristais ir vietos akmenkaliu Viktoru Kazlausku. Dienos metu komanda sistemingai kartografavo rūsį. Viktoras, profesionaliai apžiūrėjęs sienas, padarė nerimą keliantį atradimą. Viena sienos dalis buvo kitokia. Naujesnis akmuo, tikriausiai pridėtas XIX amžiuje. Ši siena, pareiškė Viktoras perbraukdamas nusidėvėjusiomis rankomis per akmenis, tai neoriginalaus pamato dalis. Kažkas čia kažką užmūrijo. Kunigas Matulionis nusprendė patikrinti. Pirmieji akmenys lengvai atšoko. Per lengvai. Tarsi jie nebūtų skirti tam, kad kažkas nepatektų, o tam, kad kažkas liktų viduje. Už sienos buvo kamera. Tvyrantis dvokas buvo neapsakomas. Ne tik įrimo, bet kažko, nuo ko vyrams susuko pilvus ir aptemo regėjimas. Vienas iš seminaristų iš karto apsivėmė. Kambarys buvo apskritas maždaug 10 pėdų skersmens. Sienos buvo išmargintos tais pačiais keistais simboliais, kuriuos jie buvo matę anksčiau, bet šie buvo kitokie, išraižyti giliau, pripildyti tamsios medžiagos, kuri kažkada galėjo būti kraujas. Patalpos centre stovėjo akmeninis stalas, akivaizdžiai senovinis. Jo paviršius buvo pajuodęs ir nugludintas nuo naudojimo. Aplink jį buvo išmėtyti 10 žmonių kaulų, tačiau išdėstyti raštais, kurių nebuvo galima paaiškinti. Tačiau labiausiai nerimą keliantis atradimas dar laukė. Tėvas Matulionis pastebėjo, kad viena grindų dalis buvo kitokia, šiek tiek pakelta, tarsi kažkas būtų po apačia. Naudodami akmentašio įrankius, jie iškėlė akmenis. Apačioje buvo šulinys, nepripildytas vandens, o kaulų, žmonių kaulų. 100 jų, desidriekiančių į tamsą, nepasiekiamoje jų lempų. Žvilgtelėję į gelmes, jie vėl išgirdo šnabždesius. Bet dabar jie galėjo girdėti atskirus žodžius, lotyniškas frazes, bet sakomas atvirkščiai. Maldas Dievui, bet apverstas, iškreiptas į kažką šventvagiško. Sienoje iškaltoje nišoje jie rado rankraštį, apvyniotą alyvuotą odą, parašytą lotynų kalba su anotacijomis, regis senąją prūsų kalba, mirusią baltų genčių kalba. Tėvas Matulionis, vienintelis laisvai mokėjęs lotynų kalbą, pradėjo versti. Nuo to, ką jis perskaitė, jam sustingo kraujas. Rankraštyje buvo išsamei aprašyti ritualai atlikti šioje kameroje per šimtmečius. Ne krikščioniški ritualai, o kažkas daug senesnio. Kambarys buvo šventa baltų genčių vieta, kur jie bendraudavo su būtybėmis, kurias jie vadino požeminiais, būtybėmis gyvenančiomis erdvėse tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio. Pasak teksto, šie ritualai tęsėsi ir po krikščionybės atėjimo. Slapti praktikai rinkdavosi kameroje, aukodami kraują ir sielas, kad išlaikytų paktą su šiomis būtybėmis. Mainais požeminiai suteikdavo jiems žinių. Žinių apie būsimus įvykius, paslėptus logius, kaip bendrauti su mirusiaisiais. Labiausiai šiurpinanti rankraščio dalis buvo vardų, datų ir aprašymų sąrašas. Kiekvienas įrašas aprašė asmenį, kuris buvo atvestas į kamerą. Ne visuose įrašuose buvo aprašyta mirtis, kai kuriuose aprašyta kažkas blogesnio. Martynas Kleiva, 34 metų amžiaus, paaukotas Samhaino šventėje 1654. Jo kūnas grįžo į šeimą, bet protas liko apačioje. Gyveno dar 7 metus,
kalbėdamas tik požeminių žodžius. Elena Višniauskaitė, 19 metų amžiaus, paimta per žiemos saulėgrįžą 1701 metais. Rasta po 3 dienų turgaus aikštėje, gyva, bet pasikeitusi. Jos akys buvo visiškai pabalusios ir ji kalbėjo pranašystės, kurios išsipildė su siaubingu tikslumu. Paskutinis įrašas buvo datuotas 1863 metais. Tėvas Benediktas Andruška, 67 metų amžiaus. Atėjo į kamerą savo noru, siekdamas nutraukti paktą. Jo riksmai buvo girdėti per bažnyčios grindis 3 dienas. 4 dieną tyla. Kamera buvo užantspauduota Rusijos valdžios įsakymu. Ta naktį ne vienas iš vyrų, įėjusių į kambarį, ramiai nemiegojo. Kunigą Matulionį 3 valandą nakties pažadino jo paties balsas, nors jis nekalbėjo. Balsas regis sklido iš gerklės tuo pačiu atvirkštiniu, iškreiptų būdu, deklamuodamas lotyniškas frazes iš rankraščių. Akmentašys Viktoras auštant atsidūrė savo dirbtuvėse, neprisimindamas, kaip ten pateko. Jo įrankiai buvo išdėlioti ritualiniais raštais ant darbastalio, o medyje buvo išraižyti simboliai, kurių jis niekada anksčiau nebuvo matęs, išskyrus tą kambarį. Tačiau Antanui Petraičiui nutiko blogiausia. Jis pabudo nuo baisaus dvoko kambaryje, o lovos gale stovėjo figūra, aukšta, neįtikėtinai plona, su oda kaip pergamentas ir tuščiavidurėmis akiduobėmis, ten, kur turėjo būti akys. Figūra prabilo, bet jos balsas sklido iš visur vienu metu. Antspaudas sulaužytas. Paktas turi būti atnaujintas. Rinkis, šventos vietos saugotojau. Rinkis, arba mes pasirinksime už tave. Kai Antanas sumirksėjo, figūros nebebuvo, tačiau ant jo paklodžių, užrašytais tarsi išdžiūvusiu krauju, buvo žodžiai: 7 dienos. Per kitas 3 dienas neramumai visame Panevėžyje sustiprėjo. Netoli bažnyčios gyvenusi ponia Ona Butkienė pranešė, kad jos kūdikis sūnus naktimis nenustoja verkti. Kai ji nuėjo jo paguosti, rado jį spoksantį į sieną, akimis kažką sekantį, tarsi stebėtų judančią figūrą, tačiau ten nieko nebuvo. Vietos gydytojas Vladas Šimkus pranešė apie staigų pacientų kenčiančių nuo stiprių košmarų skaičiaus padidėjimą. Visi aprašė tą patį sapną, stovėjo tamsioje kameroje, o blyškios figūros be akių šnabždėjo paslaptis, kurias jie girdėjo savo galvose. Vietos mokykloje vaikai per pamokas pradėjo piešti tuos pačius simbolius, spiralinius raštus nuo kameros sienų. Kai mokytojai paklausė, kur matė šiuos simbolius, vaikai negalėjo prisiminti. Jie tiesiog žinojo, kad turi juos nupiešti. Spalio 24 dieną dingo jaunasis Petras Kairys, 16-metis patarnautojas. Auštant, motina rado jo lovą tuščią, langą atvirą, nepaisant šalto spalio oro. Jo pėdsakai šerkšne vedė tiesiai į bažnyčią. Tėvas Rimkus rado Petrą po 3 valandų, stovintį pagrindinėme bažnyčios praėjime ir spoksantį į altorių. Berniukas buvo gyvas, bet pasikeitęs. Jo oda buvo šalta kaip marmuras, o kai jis prabilo, balsas aidėjo, tarsi sklistų iš didelės gelmės. Jie laukia, sušnibždėjo Petras. Jie taip ilgai laukė. Reikia tinkamai atidaryti kamerą. Reikia atlikti ritualą. Kai tėvas Rimkus palietė berniuko petį, Petras susmuko. Jis buvo skubiai nuvežtas pas gydytoją, kur 6 dienas išbuvo katatoninėje būsenoje. Kai pagaliau pabudo, nieko neprisiminė apie praėjusią savaitę, bet atsisakė kada nors dar įeiti į bažnyčią. Ta vakarą kunigas Matulionis nusprendė grįžti į kambarį vienas. Jis buvo ne tik tikėjimo, bet ir mokslo žmogus. Todėl jam reikėjo suprasti, su kuo jie susiduria. Ginkluotas keliomis aliejinėmis lempomis ir krucifiksu, jis nusileido į rūsį. Užsandarinta siena buvo atstatyta, bet artėdamas prie jos pastebėjo kažką,
kas privertė jo kraują sustingti. Iš naujo skiedinio sunkėsi tamsus skystis, ne vanduo, kažkas tiršto ir raudono, kuris telkšojo ant grindų ir skleidė tą patį šlykštų saldų kvapą. Jam stebint skystis ėmė judėti, tekėdamas grindimis apgalvotais raštais, formuodamas simbolius. Tie patys simboliai iš rankraščio, bet dabar jie rašėsi patys prieš jo akis. Tėvas Matulionis pradėjo melstis, bet žodžiai strigo gerklėje. Iš užsandarintos sienos pasigirdo garsas, tarsi šimtai nagų braižytų akmenį, o po juo šnabždesys. Nebesilpnas, o pakankamai garsus, kad jis galėtų atskirti atskirus žodžius. Jie šaukė jo vardą. Kai tėvas Matulionis apsisuko bėgti, visos rūsio lempos vienu metu užgeso. Visiškoje tamsoje jis pajuto kažką prisiliečiant prie veido. Šaltus ir neįtikėtinai ilgus pirštus, braižančius raštus ant jos skruosto. Kai tėvas Matulionis pagaliau ištrūko iš rūsio, jos skruostas kraujavo. Veidrodyje jis pamatė, kad šalti pirštai ant jo kūno buvo išraižę simbolį – spiralę apskritime, požeminių ženklą. Mieste prasidėjo tai, ką vėliau vietiniai vadino vaiduoklių dienomis. Kiekvieną vakarą, lygiai 22:17 visi Panevėžio šunys pradėdavo vieningai staugti. Garsas buvo toks bauginantis, kad žmonės užsibarikadavo savo namuose. Miesto kalvis Jurgis Vaičius dirbo iki vėlumos, kai išgirdo žingsnius lauke prie savo dirbtuvių. Pro langą jis pamatė figūrų eiseną einančią link bažnyčios. Jos judėjo idealiai sinchroniškai. Nulenkusios galvas, veidus lėpė šešėliai, kurie atrodė gilesni už pačią naktį. Labiausiai Jurgį išgąsdino tai, kad jis atpažino kai kurias figūras. Senąją Petronėlę Klimienę, kuri mirė prieš 2 metus, jaunąjį Stasį Rakauską, žuvusi kare. Jie vaikščiojo tarp gyvų figūrų neatpažįstami, o jų kojos nelietė žemės. Jurgis sekė juos iš tolo, jo širdis daužėsi. Procesija įėjo į bažnyčią pro duris, kurios turėjo būti užrakintos. Viduje jis matė šviesas, ne šiltą žvakių švytėjimą, o šaltą, mėlyną šviesą, kuri regis sklido iš pačių sienų. Kalvis pro durų plyšį stebėjo, kaip figūros išsirikiavo ratu aplink altorių. Jos pradėjo giedoti tą pačią senovinę kalbą. Jų balsai kūrė harmonijas, kurių neturėtų sugebėti sukurti jokio žmogaus gerklė. Tada grindys po altoriumi ėmė švytėti. Marmuras tapo skaidrus, atidengdamas apačioje esančią patalpą. Ir iš tos patalpos kažkas pradėjo kilti. Jurgis bėgo. Jis nesustojo bėgti, kol nepasiekė savo namų, kur užsibarikadavo duris ir neišėjo 3 dienas. Antrasis dingimas įvyko vidury dienos. Marija Stankevičienė, 34 metų našlė, valiusi bažnyčią, tiesiog dingo blizgindama suolus. Kunigas Rimkus rado jos valymo šluostą vis dar drėgną ant altoriaus turėklo, bet Marijos niekur nebuvo. Kitaip nei jaunasis Petras, Marija niekada nebuvo rasta. Tačiau tą naktį keli gyventojai pranešė matę jos veidą savo languose. Iš išorės prispausta prie stiklo, jos burna judėjo, tarsi ji kalbėtų, bet jokio garso neišgirdo. Jai akys buvo visiškai pajuodusios. Daktaras Vladas Šimkus buvo iškviestas apžiūrėti jaunos mergaitės vardu Aldona Radvila. 8-metę tėvai rado miegančią, laisvai kalbančią lotyniškai, kalba, kurios ji niekada nesimokino, ir skaitančią maldas, kurios buvo pamirštos šimtmečius. Apžiūrėjęs ją, daktaras Šimkus nustatė, kad mergaitės kūno temperatūra nukrito iki 36 laipsnių Celsijaus. Tačiau hipotermijos požymių ji nerodė. Pulsas buvo lėtas, bet pastovus, o labiausiai nerimą kėlė tai, kad ji nematė jokio atspindžio veidrodyje. Daktare, tarė mažoji mergaitė, atmerkdama akis ir kalbėdama per brandžiu balsu.
Jie nori, kad žinotumėte, jog liko 5 dienos. Gydytojo reikės, kai ateis laikas. Jūs paruošite kraujagyslės. Daktaras Šimkus atšoko atgal. Kokias kraujagyslės? Aldona nusišypsojo, bet tai nebuvo vaikiška šypsena. Kūnai, daktare. Kažkas turi paruošti kūnus. Mergaitė užmigo giliai ir kitą rytą pabudusi nieko neprisiminė. Tačiau visą likusį gyvenimą ji vengdavo bažnyčios. Eidama pro ją persižegnodavo ir šnabždėdavo maldas. Ta vakarą Panevėžio meras Leonas Bistras priėmė lankytojus. Prie jo durų pasirodė 3 figūros tamsiais apsiaustais, kalbėdamos tobula lietuvių kalba, bet su akcentais, kurių jis negalėjo atpažinti. Mere Bistrai, tarė pagrindinė figūra, mes atstovaujame senajai sandorai. Atėjo laikas gerbti jūsų pirmtakų sudarytą susitarimą su mūsų bendražygiais. Jūs turite 48 valandas surinkti 7 savanorius, arba juos išrinksime mes. Kokią sutartį? Paklausė meras Bistras. Aš apie tokią nieko nežinau. Figūra ištraukė dokumentą, senovinį pergamentą, nuklotą parašais. Meras atpažino kai kuriuos vardus. Ankstesni merai, miesto pareigūnai, skaičiuojantis 100-mečius, apačioje buvo vieta jo parašui. Bažnyčia stovi ant šventos žemės, paaiškino figūra. Žemės, kuri buvo pašventinta gerokai anksčiau, nei jūsų krikščioniškasis dievas buvo garbinamas šiose žemėse. Paktas užtikrina taiką tarp aukštesniojo ir žemesniojo pasaulio. Tačiau antspaudas buvo pažeistas ir reikia sumokėti. Kai meras Bistras atsisakė pasirašyti, figūros išnyko kaip dūmai, tačiau ant jo stalo, įdegintas į medį, buvo spiralės simbolis, o po juo žodžiai – 2 dienos. Prieš paskutinę dieną atnešė baisiausią iki šiol reiškinį. Kiekvienas Panevėžio veidrodis pradėjo rodyti tą patį atspindį. Ne į jį žiūrinti žmogų, o patalpą po bažnyčią. Šeimos uždengė savo veidrodžius audiniu, bet vizijos prasiskverbė kiaurai. Vaikai pasakojo matę veidus vandenyje, kai pasilenkdavo atsigerti iš šulinių. Veidai burnoje kartodavo perspėjimus. Neik į bažnyčią, neklausyk varpų, neleisk jiems tavęs nunešti žemyn. Ta vakarą bažnyčios varpai pradėjo skambėti patys. Neįprasta maldos kvietimų seka, o sudėtingas ritmas, kuris regis įsirėžė į žmonių protus. Tie, kurie tai girdėjo, teigė pajutę nenugalimą norą eiti link bažnyčios. Ta naktį 17 žmonių nuėjo link bažnyčios. Šeimos su siaubu stebėjo, kaip jų artimieji, vaikai, seneliai, jauni vyrai ir moterys, lyg lunatikai vaikšto gatvėmis. Kunigas Rimkus stovėjo prie bažnyčios durų, fiziškai užblokuodamas jiems įėjimą. Jūs negalite įeiti, sušuko jis. Kristaus vardu, jūs negalite įeiti. 17 sustojo tarsi atsitrenkę į nematomą sieną. Jie stovėjo iki aušros, šiek tiek svirduliuodami, užmerktomis akimis. Saulei patekėjus, jie susmuko ten, kur stovėjo. Visi išgyveno, bet ne vienas neprisiminė nakties. Visų šventųjų išvakarės. Naktis, kai ribos tarp pasaulių nyksta. Tėvas Matulionis visą dieną praleido melsdamasis ir ruošdamasis. Jei būtybės norėtų pakto atnaujinimo, jis joms duotų kai ką kitą, galutinę akistatą. Jis surinko druskos, šventinto vandens ir visas bažnyčios relikvijas. Sutemus, jis vienas įžengė į bažnyčią, nepaisydamas tėvo Rimkaus ir Antano prašymų laukti pagalbos iš Vilniaus. Dabar rūsys buvo kitoks. Užantspauduota siena pati sugriuvo atidengdama menę su visu jo senoviniu siaubu. Tačiau pati menė pasikeitė. Ji buvo didesnė, jos sienos driekėsi į neįmanomus atstumus,
Šulinys centre tapo žiojėjančia bedugne, kuri regis kvepavo. Artėjant vidurnakčiui prasidėjo šnabždesiai. Tačiau dabar tėvas Matulionis galėjo juos suprasti. Jie kalbėjo apie seną paktą, apie kraują, kuris kartoms buvo pralietas ant akmeninio stalo, apie pusiausvyrą, kuri neleido požeminiams užgrobti paviršinio pasaulio. Sutartis buvo paprasta. Iš šulinio pasigirdo balsas, sklindantis iš visur ir niekur. 7 sielos kas 7 metus laisvai duodamos arba atimamos jėga. Jūsų krikščioniška bažnyčia buvo pastatyta mūsų šventoje žemėje, bet mes leidome tai daryti, jei tik buvo laikomasi senojo susitarimo. Tačiau paskutinis mokėjimas nebuvo atliktas 1863 metais. Tėvas Andruška bandė nutraukti sutartį. Jo siela vis dar šaukia mūsų karalystėje. Dabar skola išaugo. 49 sielos už 7 praleistus mokėjimus. Tėvas Matulionis laikėsi savo pozicijos. Aš siūlau save vietoj jos. 1 siela už 49. Nekaltieji nemokės už senovės nusikaltimus. Menėje stojo tyla. Tada iš šulinio lėtai ėmė ryškėti formos. Ne žmonių formos, o daiktai, kurie kadaise galėjo būti žmonės. Ištempti ir iškreipti per amžius požeminėje karalystėje. Jų oda buvo permatoma. Po ją matėsi tamsios gyslos. Jų akis buvo tuščios ertmės, o kai jie pravėrė burnas, tamsa liejosi lyg skystis. 1 siela, prabilo didžiausia būtybė, jos balsas skambėjo lyg girnos akmuo. Bet ne tavo, kunige. Tavo tikėjimas daro tave mums nemalonų. Mums reikia žmogaus, kurį jau palietė mūsų karalystė. Būtybė mostelėjo ir tėvas Matulionis suprato. Jiems reikėjo Antano Petraičio, žmogaus, kuris pirmasis išgirdo jų šauksmą, kurio proto jie jau buvo pradėję reikalauti. O jeigu aš atsisakysiu, tada auštant 49 šio miesto gyventojai įžengs į bažnyčią. Jie noriai nusileis į mūsų karalystę, su šypsenomis veiduose ir dainomis širdyse. Vaikai, motinos, tėvai, mums tai nesvarbu. Tėvas Matulionis užmerkė akis. Jis galvojo apie mažąją Aldoną, apie kitus vaikus, kuriuos jau palietė ši blogybė. Jis galvojo apie 17 žmonių, kurie kaip zombiai ėjo bažnyčios link. Yra ir kitas kelias, galiausiai tarė jis. Leiskite man uždaryti kamerą visam laikui. Leiskite man sulaužyti paktą amžiams, bet mainais užtikrinsiu, kad ši vieta niekada nebus pamiršta. Istorija bus išsaugota, įspėjimas išlaikytas. Būtybės tai apsvarstė ir tarė. Antspaudas turėtų būti ypatingas. Ne akmuo ir skiedinys, o kažkas, kas mus saisto mūsų pačių įstatymais. Laisvai duotas kraujas, galios žodžiai, ištarti senąją kalba ir sargas, kuris stebės per kartas. Kas nutiko toliau, matė tik kunigas Matulionis ir niekada apie tai nekalbėjo smulkiai. Tačiau kitą rytą Antanas Petraitis buvo rastas bažnyčioje gyvas, bet amžiams pasikeitęs. Jo plaukai per naktį tapo visiškai balti ir jis mažai kalbėjo iki pat savo dienų pabaigos. Kamera užanspaudavo pašventinto betono ir geležies drožlių mišiniu, ant kurio buvo išgraviruoti ir krikščioniški simboliai, ir senesni apsauginiai ženklai. Kunigas Matulionis atliko ritualą, kuriame katalikiškas egzorcizmas buvo derinamas su baltiškų apsauginių ceremonijų fragmentais, taip sukuriant kažką visiškai naujo, antspaudą, pagerbianti ir senąsias galias, ir naująjį tikėjimą. Keisti reiškiniai liovėsi iškart po užanspaudavimo.
miestas grįžo į normalias vėžes, bet tie, kurie patyrė tas 7 dienas, pasikeitė visam laikui. Antanas Petraitis dar 30 metų ėjo bažnyčios prižiūrėtojo pareigas, bet daugiau niekada nekalbėjo. Kiekvieną naktį jis 3 kartus apeidavo bažnyčią, barstydamas druską ir šnabždėdamas maldas lietuvių ir lotynų kalbų mišiniu. Tėvas Matulionis paprašė būti perkeltas į Atokų vienuolyną, kur likusį gyvenimą praleido tyrinėdamas senovės baltų religijas ir jų sąveiką su krikščionybe. Jo užrašų knygelės pilnos simbolių ir įspėjimų buvo užantspauduotos bažnyčios archyvuose. Daktaras Šimkus išvyko iš Panevėžio po metų, bet prieš tai dokumentavo kiekvieną medicininių anomalijų, kurias matė, detalę. Jo ataskaita buvo palaidota bažnyčios įrašuose ir pamiršta. Ištikima susitarimui, bažnyčia įtvirtino globos tradiciją. Kiekvienam prižiūrėtojui buvo papasakota istorijos versija ir nurodyta stebėti ženklus. Rūsys buvo paskelbtas uždaru, prieinamu tik vyresniesiems dvasininkams su specialiu leidimu. Tačiau labiausiai nerimą keliantis įvykių aspektas buvo atskleistas po daugelio metų. Bažnyčios įrašai rodė, kad nuo 1920 metų kas 7 metus Panevėžyje paslaptingomis aplinkybėmis mirdavo lygiai 7 žmonės. Nesmurtinės mirtys, o nepaaiškinamos, sveikų jaunuolių širdies smūgiai, logikai prieštaraujantys nelaimingi atsitikimai, ligos, kurios glumino gydytojus. Atrodė, tarsi pogrindininkai būtų radę kitą būdą atgauti savo skolas. Kai 9-ame dešimtmetyje sovietmečių bažnyčia buvo kapitaliai renovuojama, darbininkai pranešė apie keistus radinius. Užsandarinta kamera buvo iš dalies sugriuvusi, atidengdama senesnes patalpas apačioje. Sovietų archeologai, neturėdami jokių žinių apie bažnyčios istoriją, rado ritualinės veiklos įrodymų siekiančių daugiau nei 1000 metų. Labiausiai nerimą kelia tai, kad jie atrado antrąjį šulinį, gilesnį už pirmąjį. Požeminis skaneris rodė, kad jis driekėsi daugiau nei 60 metrų ir jungėsi su natūralių urvų tinklu po Panevėžiu. Vienas archeologas, Vytautas Kazlauskas, Akmentašio Viktoro anūkas, nusileido į šulinį su moderne įranga. Kitą rytą jis buvo rastas gyvas, bet kalbėjo tik nežinoma kalba. Sovietų valdžia įslaptino incidentą ir užpylė teritoriją betonu. Likusį gyvenimą Vytautas praleido psichiatrijos ligoninėje, vėl ir vėl piešdamas tuos pačius simbolius ant kiekvieno įmanomo paviršiaus. Panevėžyje vis dar stovi Švento Petro ir Povilo bažnyčia. Rūsys tebėra užantspauduotas, o bažnyčios politika griežtai draudžia kam nors ardyti 9-ame dešimtmetyje įrengtas betoninės užtvaras. Tačiau vietiniai žino, kad spalio naktimis reikia atidžiai klausytis. Vieni sako, kad vis dar galima girdėti labai silpną brazdėjimą iš po bažnyčios grindų. Kiti pasakoja matę figūras senoviniais drabužiais, einančias link bažnyčios lygiai 22 valandą 17 minučių, kurios dingsta, kai į jas pažiūri tiesiai. Bažnyčios sargas visada yra, tęsia Antano Petraičio pradėta tradicija. Kiekvieną vakarą aplink bažnyčios perimetrą pabarstoma druska. Kiekvieną rytą jie patikrina rūsio duris, kad įsitikintų, jog antspaudai nepažeisti. Kas 7 metus, spalio 31 dieną, dabartinis sargas atlieka ritualą, kuris yra iš dalies katalikų palaiminimo, iš dalies baltų apsaugos ceremonija. Jie nepasakos, ką šis ritualas reiškia, tačiau bažnyčios įrašai rodo, kad jis atliekamas be perstojo nuo 1920 metų. Požeminiai galbūt ir užantspauduoti, bet jie niekur nedingo. Jie laukia po Panevėžiu, kamerose, kurios tęsiasi giliau nei kas nors kada nors yra sužymėjęs žemėlapius, erdvėse, kur laikas bėga kitaip ir paviršinio pasaulio dėsniai neturi jokios galios, o kartais tyliausiomis naktimis, kai vėjas ramus, o mėnulis tamsus, Panevėžio gyventojai gali juos girdėti.
vis dar šnabždančius, vis dar laukiančius, vis dar skaičiuoja metus iki kitos progos susigrąžinti tai, kas jų manimu visada priklausė jiems.